Mums tarybiniais laikais sakydavo tokį baisų dalyką. Geras žmogus ne profesija. Aha, o klausimas, a kasgi yra profesija šitoj žemėje? A kasgi yra? Visa kita yra sugebėjimas kažką tai tokio padaryti, kad iš viso visuomenė funkcionuotų. Sau padėti, kitiem padėti. Profesija tai yra peilis, kuriuo tu tavo gyvenimą pyragą gali savo atsiriekti, kitam papjaustyti. Viskas tai yra funkcija. Tu privalai suprasti, kad vienintelė tavo profesija šitą žemę būti gerų žmogum, bet geras tai yra stiprus ir svarbiausiai suprantantis, kam šitas gyvenimas duotas. Nijolės Oželytės ilgai pristatinėti nereikia. Vieniems ji televizijos laidų vedėja, kitiems drąsiai nuomonę reiškusi politikė. Treti iki šiol negali pamiršti prieš trejetą dešimtmečių jos sukurtų nuostabių vaidmenų kine. Šie pėdsakus daugelio tautiečių atmintyje palikę Nijolės gyvenimo tarpsniai šiandien puikiai iliustruoja tai, koks turiningas gali būti aktyvaus, pilietiško ir svarbiausia, prasmingai veikiančio žmogaus gyvenimas. Prasmė. Visko yra. Tu turi prastą mašiną, tavo koks noras turėti geresnę. Ubagas turi iliuziją ir tai yra jo gelbėjimosi ratas, kad jeigu jis turėtų daug pinigų, tai jis būtų laimingas. Bet koks turėjimas, tai yra pasitenkinimas, tai yra kaip seksas. Viens! Ir negali atgaminti, kaip tau buvo gera, reikia vėl iš naujo. Vis, supranti, palauk, tai ne rutina. Kiekvienas, kuris atsigula miegoti, kiekvienas, kuris pastovi prie kapo savo artimo numirusio žmogaus arba bent pažįstamo, jis sukrečia tą mintį, kam? Nes tu tikslingai gali veikti, tik tai žinodamas, kam tu tai darai, tiesa? Nes visa kita panašu į tai, kaip tu ateini, tarkime, į supermarketą ir užmiršai, ko tu čia atėjai. Rūpužė, tau kažko labai reikia. Tu turi pinigų, bet ko velnio tu atėjai? Ir tu praklaidžiai iki mirties. Tai gerai, jeigu tu ir numirei, nusvaigęs. O jeigu tu jau gulėdamas ir sisiodamas pas savim, kaip sakė mano narkomanas, supratai, ko tu buvai atėjęs, bet tu jau nieko negali padaryti. Jeigu tu jau pratraleliavai, jeigu tu jau tą savo kūną pamylėjai taip, kad jis jau tavęs neneša, iki 40 metų ir tavo vaikai su 2 galvom gimė, nes pradėjai rūkyti 9 metų ir gerialų, po 3 karbulkas nuo 13. Jeigu tu vien tik norėdamas man, kur čia jautiesi labiausiai nelaimingas, nes kuo daugiau save dėmesio kreipi, tuo daugiau tu nelaimingas. Nes tu visada matai laimingesnį už save. Jeigu tu tam supermarkete pravaikščiojai tarp lentynų, visko ragavai, bet nesupratai, kad vieno toko po akim gulėjo tau reikėjo. O tau jau reikia išeiti, sako, uždaryta. Čiau, iki kito karto. A kito karto gal nebus. Drąsa ieškoti atsakymų į iš pirmo žvilgsnio jų neturinčius klausimus prasidėjo dar pačioje Nijolės vaikystėje. Mano didžiulė laimė, aš nežinau, kad Dievas nedavė tiek proto ir tiek gudrumo, aš niekada nesugebėjau apsimesti, kad aš nieko apie šitą pasaulį nesuvokiu. Bet iš viso nieko. Aš bandžiau vaikystėje klausti mamos, o kam mane pagimdei, kad jinai suprastų, kad aš bijau numirti, nes aš jau mačiau laidotuvės ir man pati iš to supratimo papasakotų, o kas iš to visko turi išeiti. Ir kas būna po to, kada mes užkasėm močiutę, lapkričio mėnesį, labai lijo, o mes visi grįžom ir jie sėdo prie stalo, o tai močiutė miškelį. Man buvo nedrąsu paklausti, nes nieks apie tai nekalbėjo ir man atrodė, kad jeigu nekalba, visi viską žino. Tai tuo klausimu, ką mane pagimdėjai, ką mano mama apsiverkė ir pasakė, Nijolytė, sako, visi gimdo, tai ir aš pagimdau. Ir liko Nijolytė su siaubinga baime, nes jinai suprato, kad jinai nieko nežino, kas bus po mirties. Ir jeigu ją taip kada nors paliks po medžiu ir visi nueis, o tai o ką? Paskui tu pradedi augti, darytis paaugliu. Ir tu sutinki kokį nors tenai besinarkašinantį draugelį, kuris į tavo pastabą, kad o kam tu taip darai, tu numirsi kančiose, pasako, paklausyk. Tai aš numirsiu kančiose, bet kaife? Apsirūkęs. O tu sako, pagyvensi tenai 60 metų ilgiau, numirsi apsisisiojus po savim, baisiuose kančiuose, bet sako įdomiausia, kad ir tavo ir mano kaulai po 100 metų supus vienodai atrodys duobėj. Vienodai. Ir ką? Tai su tokia baime, su tokiu siaubu ir nesugebėjimu atrasti atsakymų, ką galima daryti? Ką galima daryti? Ką daro daugelis žmonių? Jie nusigeria arba nusisvaigina arba nusižudo.
Arba jeigu jų neįtikina jaunystėje, kad tai nepažinu, to negalima pažinti, jie pradėjo ieškoti atsakymų. Ir tada logiškai yra toksai dalykas. Jeigu kiekvienas mažas veiksmas turi kažkokią tai prasmę, nueini į tualetą ko? Pasisioti. Tai kaip gali atėjimas į gyvenimą būti beprasmis? Vat mažas veiksmas prasmingas, didelis. Ir tu pats kažkaip bandai kabintis. Ir tada tu pradedi, ne tai, kad tu sakai mokytojas. Tu pats norėdamas neuždusti, neišnykti, nenusižudyti, iš siaubo, neišprotėti, tu pats pradedi gaudyti kažkokią tą informaciją iš tos aplinkos. Ieškodama atsakymų ją supusioje aplinkoje, po mokyklos baigimo Nijolė visai netikėtai atsidūrė tuo metu konservatorijoje. Palydėjusi draugę laikyti stojamųjų egzaminų, į konservatoriją studijuoti aktorystės įstojo ir pati. Tai prasidėjo 14 metų trukęs jos kaip aktorės gyvenimo tarpsnis. Aktorystė yra toks dalykas. Matai, aš labai ilgai galvojau, aš turbūt visai neteisi ir aš tikrai nenoriu įžeisti. Ir aktoriai, kuriuos aš dievinu. Koks nors tenai skamarakas. Aš nenoriu įžeisti jų. Bet, jeigu taip tiesiai šnekant, masturbuoti savo jausmus, savo juslės, tam, kad režisierius išgautų iš tavęs tą reakciją, kokios jam reikia, tai yra labai nekoks užsiėmimas. Nes iš esmės tavo fiziologija, tavo psichika, o būtent tas su ją ir daroma. Jinai dirbtinai yra jaudrinama tam, kad režisierius gautų, o režisierius jau aišku kūrėjas. Aišku, jisai sukuria kažkokią tai, tegul ir dirbtinos, bet būties erdvę, kurios iki šiol dar nebuvo. Ir iš jos visos, iš to viso vyksmo, iš aplinkos, iš vaizdų, iš tų aktorių, iš teksto, išeina bendras įspūdis, kuris jau žmogui perduodamas kaip kažkoks tai įvykis, kaip kažkokia patirtis. Bet aktorius tenai, jis yra va tas varguolis. Tas varguolis, kuris va išdirginamas, paleidžiamas, kaip šuniukas reiškia cirke, ir tada jisai duoda tą savo rezultatą ir eina lauk. Aš gyvenime apie tai negalvoju, aš buvau mačius vieną spektaklį. 2. Svogūnėlių pagrobimas. Tai buvo spektaklis, su mokykla vedė. Ir po to, kadangi mane buvo įsimylėjęs vaikinukas, kurio tėvai vaikščiodavo į teatrą, tai mane nuvedė ir aš mačiau, reiškia, Mindaugo katedrą. Viskas. Tai buvo visa mano teatrinė patirtis. Aš žiūrėjau visus filmus apie karą. Visus tarybinius filmus apie karą, nes kitokių nebuvo. Tai buvo arba Kolūkis, arba karas. Kolūkis nepatiko, karas patiko. Norėjau būti Zoja Kosmademjanska, numirti už tėvynę. Norėjau būti didvyriu, numirti už tėvynę. Kas ta tėvynė? Vienodai rodo. Kažkas tai, kas nebuitis. Kažkas tai, kas aukščiau visko. Viskas. Reikėjo kažkokios profesijos, kur iš viso nebūtų profesija. O įskaitant, kad tarybų valdžios metais ir profesorius, ir artistas, ir tas, kuris šlavė gatves, gavo vienodą atlyginimą, tai visi mes, normalūs hipiai, kurios komjaunuoliai gaudydavo ir plaukus bernam kirpdavo, čia pat gatvėje mum mini sijonus su britvom suraižydavo ir vadindavo negražiais vardais, galvodama apie vieną, kur gauti darbą, kad nebūtų darbo. Darbo nėra, 60 rublių vis tiek turi. Nu, į viską. Ir kada mano draugė tokia viena labai gražiai atėjo ir pasakė, kad gal tu padėtų man nunešti pareiškimą į konservatoriją, bet tačiau man vienai, nedrąsu tiesiog. O egzaminai ten aukščiau, sakau, tai aišku. Ir kada aš patekau tenai, aš gavau tiesiog smūgį į paširdžius. Ten kinas buvo keiksmažodis, vadinama saviveikla, apie televiziją kalba iš viso, ten išmetam iš pat pirmo karto, jeigu tik nueini, parodai savo veidą. O kažkoks ten teatras, kažką tai vaizduoti, vaidinti, man pačiai savęs iš vis gėda. Trumpos kojos, ryžas plaukas, pavardė nekokia. Man buvo labai didelė trauma tenai būti. Ir už tai aš vaidinti taip ir neišmokau iš tikrųjų. Negaliu, nes aš nuoširdus žmogus. Man neįdomu yra vaidinti. Aš Adelė. Net ir eidama taip ir nepamėgtų aktorystės keliu, Nijolė sugebėjo su kaupu įprasminti ir šį savo gyvenimo tarpsnį. Tapo pačia jauniausia tarybų Lietuvos nusipelniusia artiste. Sukūrė 14 nepamirštamų vaidmenų klasika tapusiuose filmuose. Buvo pastebėta net legendinio rusų aktoriaus, muzikanto ir poeto Vladimiro Vysockio. Man nuoširdžiai visą laiką atrodydavo, kad bet kokie komplimentai mano atžvilgiu yra pasityčiojimas, nes aš tai matydavau tas tuščias akis. Tas vėlgi trumpas kojas, Vienu žodžiu, viskas būdavo labai blogai iki vieno televizijos filmo. Čia mūsų namai, kur man liepė nusiimti visą
Paliko Kasperį ant veido. Be blakstienų, be akių. Tokia kaip stoviu su visa be figūros ir taip toliau. Ir paleido mane būti savimi. Tai va tenai, kodėl aš atsimenu tą filmą ir kodėl aš atsimenu, man kaip žmogui tai buvo didžiausia vertybė dėl to, kad aš nuo tada, aš tiesiog nustojau drovėti savęs. Man kaip žmogui tai buvo didžiulis virsmas. Ir tu žinai, kad jis mane nežiūrės. Tai kodėl jau taip nežiūrės? Nežiūrės. Pamatysi, kai žiūrės. Pamatysi. Kai sužinos, kad 15 000 dalies, tai ir žiūrės. Ir vėl gyvenimas kažkaip tai labai mane pamylėjo, nes pasiuntė man pažįstamą. Pasiuntė man tokią pažintį, kuri dabartiniam žmonėm nieko nesako. Tos pažinties vardas pavardė yra Vladimiras Vysockis. Čia sklandė legendos Vilniuje, kaip atvažiavo Vysockis, paėmė Oželytę ir išsivežė į Maskvą. Apsives, neaišku, nes jau jo žmona Marina Vladė. Ta mūsų pažintis buvo labai keista, jisai man tiesiog pasiūlė filmuotis filme, kaip partneriai. Ir staiga žiūriu, jį prieš mane mažas vyrutis, labai fiziškai negražus. Ir aš esu giliai sutrikusi, nes aš tai matau jį, o jisai dar sako, kad jisai, tarkim, yra rašytojas, man pradeda skaityti savo tą poeziją. Nu, aš dabar kalbu tokia detalė galbūt buitiška, bet vėl jinai tapo atradimu man smegenyse. Aš nevaidinau, kad aš jį žiūriu kaip į Dievą, nes aš jį negalėjau žiūrėti, nes man buvo tiesiog nemalonu. Aš bijojau, kad jisai mano akise pamatys, tą nuostabą ir nusivylimą, kad, nes vis tiek kinas tas ekranas padidina, kada matai iš viso teatro scenoje, ten dar garsiniai efektai, dar kažką, kada girdi dainuojant, tai iš viso galingas garsas. O staiga tu matai, reiškia, ir čia ne tai, kad nulis, o net minusas. Ir tada tam kambarį, kuris su manim bendravo, degė žvakė ir aš pamačiau šešėlį. Ir vat jo didingas šešėlis, beveik kaip Šekspyro, reiškia Hamleto tėvo šešėlis, žinai, tai įsiklinga. Ir vat jis kalba ten kažką, tai žiūri į tą šešėlį. Ir aš taiga suprantu paprastą dalyką, kad žmogaus vidus yra žymiai didesnis negu ta jo išorė. Ir kad man jau reikia liautis čia kompleksuoti dėl tų mano trumpų kojų. Gal man jau galima džinsus užsidėti, nes aš jų niekad neužsidėjau, nes vieną kartą man pasakė mylimas žmogus, kad jam gėda su manimi gatvėje išeiti, nes kojos trumpos. Pasakė. Galvojau, kad džiaukas, o aš iki šiol atsimenu. Ir aš taiga suprantu, kad tai, kas yra mano viduje, nesvarbu, kad tai ar aktorystė vadinasi, Oželytė vadinasi, kad tai taip... Kad tai yra kad tai, aš esu tai. Pažintis su Vladimiru Vysockiu atvedė Nijolę prie naujų atradimų slenksčio. Peržengusi jį, moteris atrastų suvokimu ėmė aktyviai dalintis su kitais. Iš Seimo tribūnos, televizijos ekranų, susitikimuose su paprastais žmonėmis. Visur, kur tik buvo laukiama ir jautėsi galinti padėti. Tai nenuilstanti visuomenininkė noriai daro iki šiol. Mes čia kalbam, kad tu kažkam parodytum ir gal kažkas mane išgirs ir kažkas yra tokiam pat pasimetime, neranda viešoje erdvėje atsakymo į klausimą, kas yra gyvenimas, kas jis pats, galbūt išgirs ir galbūt supras žmogus, kad atsakymas yra. Ir visos religijos, ir visi tironai atliko labai naudingą misiją. Jie labai naudingai veikia visą žmonių istorijos periodą, gąsdindami žmonės, kad jie per baimę nedarytų tai, kas juos pražudytų. Taip? O dabar ką padarė protas? Protas padarė tai, ko nepadarė nei Jėzus Kristus, nei Buda. O protas suteikia galimybę, išlavintas protas, suteikia galimybę suvokti, kad gyventi dorai ir padoriai paprasčiausiai yra naudinga. Ekonomiškai, morališkai, fiziškai, psichiškai naudinga. Ir gimė žmogaus teisų deklaracija. Ja ne religija pagimdė, o žmogaus išlavintas protas. Ir dabar, bet iš kitos pusės mes atsidūrėme ties absoliučiai tokiu, tai kas dabar, kaip sakė Dostojevskis, tai ką, neliko viršininko? Protas dievulį sunaikino, nes aišku, kad tai buvo sulaikantis elementas, baimės elementas, bijok Dievo, už tai būk geras, taip? Tai ir ką mes dabar nuo savęs priklausomi nuo tai, ką aš savo pasakysiu, taip ir bus? Aha. Vat kaip tu savo pasakysi, taip ir bus. Bet tam, kad vėlgi tu pasakytum savo kažką, tu turi suprasti, kas tu toks.
Aš norėjau pakalbėti dėl esminių reikalų. Dovanok, turiu skubėti. Kitą kartą. Bus vėlu. Aš manau, kad mano Adelė paukosi valandėlę. Metai rodos 4, mano pavardę turi. Einam, sėskis į mašiną. Jis mane pavažinės. Ko tu nori iš manęs? Dar nutaisęs tokią miną? Pavažiuosim kiek toliau, pakalbėsim pagaliau. Iš tikrųjų mes matome vieną pasaulio vaizdą. Nes pasaulis prieš mus visus yra vienas. Tik kiekvienas sugebama savo sąmonėje turėti didesnę arba mažesnę skylutę, pro kurią mes matome tą patį pasaulį. Tai dabar įsivaizduok, jeigu vieno skylutė yra nedidelė ir jinai kaip tik išpuola į kažkokį tai purvyną, mešlyną. Ir jisai sako, visas pasaulis mešlynas. Kokia prasmė su juo ginčytis? Jisai mato, jisai realiai tą mato. Aš tą mačiau lankydamasi kalėjimuose, kada dirbau Seime. Man į galvą netildo, kaip žmonės gali žudyti, kokią logiką. Nes visada tu pagal save matuoji. Nu, aš taip niekada nepadaryčiau. Tai tave mama ir mylėjo, aš buvau vienintelė mamos. O aš sutikau žmogų, kuris sėdėjo nuteistas 25 metų mirties bausme, kurio mama jį atidavinėjo už alaus butelį seksualiai vartoti visiems, kas ateidavo. Jisai kitokio prisilietimo negu daužimo, jisai iš viso nesuprato. Jis nekeršijo pasauliui. Jis tiesiog suprato, kad nori gerti, davė per galvą, paėmė į litą, nuėjo, nusipirko, viskas. Nes taip jam, tokia jo skylutė buvo to pasaulio matymo. Kiti mato jau truputį plačiau. Kiti mato truputį plačiau, jau mato, kad šalia tos balos, šalia to purvo yra žalias lopinėlis. Kiti mato dangaus lopinėlį ir jau įtaria, pagal logikos dėsnius, kad jeigu yra taip ir dar kitaip, tai gal yra dar kitaip. Ir jau jie nieko kategoriškai neteigia. Jau jie nesako, kad yra tik tai taip. Nes jeigu aš matau 3 spalvas, galbūt yra 33. Už tai kuo mažiau spalvų mato žmogus, bet ne dėl to, kad jisai blogas. Jisai dabar yra tokiame sąmonės išsivystymo lygyje. Kaip ir vienoje mokykloje yra 1 ir yra 9, taip? 12. Nu, jeigu 12 pradės aiškinti trigonometrinės funkcijas 1, tas nesupras. Tai ar jis debilas dėl to? Mama, tu tikrai beširdė esi. Tugi beširdė ir tiek. Sakyk, man irgi nebeširdė, kamgi tą senelį išvarė. Kodėl tu nieko nesumokėjai, gi Valentas visą pavasarį... Kas, Valentas? Vėl Valentas, vėl jis tau rūpi. Motina nerūpi, o Valentas rūpi. Žinoma, kad rūpi. Ir rūpės. Ir kol skriausi, rūpės. Oi, nutilk! Aš netylėsiu. Aš visiems pasakysiu, kokia beširdė ir skriausi. Nutilk, sakau! Tu skriausi. Nutilk! Tu beširdė. Tu šitai! Reiškia, gėris yra koks, kad tie žmonės, kurie niekada tūkstantmečiais nereiškia nieko, juk dar prieš 100 metų kažkokie ten baudžiauninkai, kuriuos buvo galima iškeisti į gyvulius, kur iš 10 000 žmonių tik viena šeima galėjo leisti vaikus į mokslus, galėjo gyventi name, o ne pašiūrėse, galėjo valgyti normalų maistą, galėjo kalbėti kalbomis ir groti pianinais. Iš 1000 5. Dabar visi. Tai yra, palauk, tai yra gerai. Nes nėra žmonių, negali, kiekviena gyvybė yra galimybė ir vertybė. Aš sakau, savaime vertybių jokių nėra. Gimimas tai yra galimybė tapti žmogum. Vedybos tai yra galimybė sukurti šeimą. Laisvė tai yra galimybė pastatyti tokius saugius ir naudingus ir klestinčius namus savo vaikams. Viskas tai yra galimybė, taip? Tai va, ir dabar, kada tiek daug išsilavinusių žmonių, juk tą davė būtent ne religijos. Ne tas nuolatinis smegenų pudravimas apie dulkes, o išsilavinimas. Daug išsilavinusių žmonių, daug protaujančių žmonių ir per tai savo savigarbą suvokiančių žmonių. Bet, kada atsiranda aferistai su nupirktais diplomais ir kada jie prieš pastato nieko nenusimanančių žmonės, bet tik tai savo orumą bandančius viešoje erdvėje tvirtinti žmonės, sakant, aš turiu nuomonę, nors aš nieko nežinau. Ir pasako, bet jūs žiūrėkit, o anie kaip jie gyvena, ką jie turi. A kur jie sėdi? A jūs žinot, kad jūs verti gyventi geriau? Ir komunizmo po 11, a jūs žinot?
Nu, greičiausiai tu, nu, jeigu tu sakai, tai jau ko gero taip. Toliau žmonės negalvoja, bet tas visuotinis pliurpimas apie viską ir nieko nedarimas realiai, tas įteigimas žmonėm, kuklaus suvokimo žmonėm, kurie turi nuomonę, bet nieko nežino, kad gyvenimo gerėjimas, jiem gyvenimo gerėjimas yra įvykis. Aš pabalsavau, rytoj ir įvyko. Gyvenimo gerėjimas yra vyksmas, begalinis. Gero gyvenimo ir teisingo gyvenimo valstybė yra tiek, kiek joje daug yra teisingais ir garbingais nusprendusių tapti žmonių. Ir ne tik nusprendusių, bet ir jau tampančių, jau esančių. Tai yra ilgiausias vyksmas. Mes gyvenam ne rojuje ir ne sanatorijai. O jiem yra, tai yra įvykis. Nusprendė gyventi geriau, rytoj atsibundi, visko yra. Juk daugeliu taip ir mūsų nepriklausomybė atrodė. Kodėl toks nusivylimas? Mes tik rusų nusikratom ir iš karto turime tai, ką matėm spalvotose filmuose, kur seksas buvo iškarpytas. Pilnas parduotuvės, nu tai, kad tenai ne visi eina perka, mes šitą nematėm. Ir už tai išėjo apgavystė, jūs mums žadėjot. Dešrelės iš lietaus nemokamas. Kur yra laisvė, yra rizika. Kada jūs išeisite iš tėvų namų, jūs pamatysite, jūs visi veršitės. O, kaip ir aš. Čia kaip pavarys, aš per visą pasaulį. Niekas tenai nelaukia. Tu lieki laisvas, bet ta laisvė kaip kuprata užgula pečius. Kur susikišta laisvė? Kaip užsidirbti pinigą? Kaip nesugyvulėti, nesukiaulėti? Labai norisi pabėgti iš namų. Bet tam pasaulyje tu lieki vienas, daryk ką nori, kad tu nežinai ką. Laisvė yra visada netikėtumas. Ir kartais nemalonus netikėtumas. Bet laisvė yra galimybė netikėtumą nemalonų pakeisti į malonų. Bet reikia mokytis. Reikia mokytis valdyti valdžią. Kada subręs tikras poreikis, viskas atsiras. Bet poreikis, matyt, dar nesubrendęs, nes žmonės nesuformulavo, ko jie nori. Jie nori geresnio gyvenimo, tai geresnio jie niekada neturėjo. Niekada per visą žinomą istoriją žmonijos Lietuvoje konkrečiai nebuvo geriau gyvenama. Tiesiog konkrečiai niekada. Tiek daug išsilavinusių žmonių, niekas nemiršta badu, kiek čia beklyktų. Riba ten tą skurdo neskurdo. Nu tai dar žiūrint, ką lyginsime su skurdu. Taip kad, aš sakau, taip gerai, bet ir niekas, tas noras baigtinio rezultato, kad čia kažkada būtų rojus, tai niekada čia nebus, niekada visi neturės visko, ko nori. Rožė, eikš čia. Ar girdi? Tu dabar man pasakyk. Ar tik nepradeda Valentas prie tavęs lysti? Ar nelindo, kol manęs nebuvo namie? Aš nežinau, mamai vis kažkas, aš net nežinau. Tai kodėl tu jam tą lininę paklodę patiesiai? Ir tą užvalkalą su žičkiniu galų žvilkai? Tugi visą kumpį jam sušėrei. Oi, ar tik neužsidegė ta uodega? Mama, Tu dar įklėti jį išsikalsi. mamai viskas tik akyse rodosi, vat. Tu manęs ašarom negazdink. Aš gerai žinau, kam tokie dalykai pasibaigia. Žinai. Aš tau pasakiau. Šiais metais kovo 11 aš praleidau visą dieną gatvėse. Aš išėjau ir tiesiog vaikščiojau. Ir kaip sena bobutė, kuri matė Leniną, aš verkiau, sena revoliucionierė. Nu, aš niekada nemačiau anksčiau tokio vaizdo. Vaikšto žmogeliai, po 30 metų, kokių vadinasi per nepriklausomybę, jam buvo 5, 30-35 metai, vedžiojasi jie savo paaugusius vaikelius, tie vaikeliai su trispalviais šalikėliais, jie tarpusavyje. Matosi, kad draugai susitinka su draugais, jie sėdi, jie kažko vaišinasi, tie vaikai jų ten su balionėliais kažkur vaikšto, jie patys savo švenčia savo kovo 11. Dabar atgimsta ta pati tradicija, kuri buvo sovietmečių per Sąjūdį, žmonės kviečia į susitikimus, renkasi, tarkim, Panevėžio kultūros rūmuose, jau pagyvenę tokie žmonės, nes daugelis dalykų kažkaip tai liko neaišku, iš to primityvumo, kad mes jūs rinkom, jūs mums nedavėt, žmonės išeina, o paaiškinti daugeliu dalykų, nieks nekalbėjogi su žmonėm. Iš karto visi nuėjo į opoziciją, o paaiškinti, kad ta nepriklausomybė buvo kaip kvietimas bėgti į mišką. Visi susirinkom, bėgam į mišką, atrodėm visi kartu. Bet vieni pribėgo uogas, pamatė, pradėjo rinkti, nes jiem uogų reikia. A kiti gilin riešutų, a kiti dar toliau į pelkę, nes jiems pangolių, a kiti iš viso pagulėti, a kitiem iš viso nusispjauti, kišenės tuo metu apkraustyti. Juk mes nesitarėm, ko mes ten visi ėjom ir susitart nebuvo galima. Visi ėjo į mišką, nepriklausomybės, laisvės.
Su žmonėm reikia tiesiog kalbėti, kad frustracijos nebūtų, kad jie suprastų, kad yra normalu. Tai yra gyvenimas, reikia save tame atrasti ir konstruktyviai veikti, kad jie nusiramintų, kad jų gyvenimas būtų laimingas, net ir tokiom sąlygom, kurias jie keikia, nors negalėjom tikėtis, kad tai bus gerai. Ir po 5 metų, aš manau, jau mes gyvensime, jau dabar gyvenam kitoj Lietuvoje. Tie, kurie bendrauja su jaunimu kaip aš, tie, kurie tenai nesimurkdo, bet ten tuose kažko, oi, kaip viskas blogai, aš gyvenu kitoj Lietuvoje. Palauk, jeigu aš tau prasikaltau, jeigu tu man negali atleisti, neatleisk. Tik tai savo žemės nepalikasi. Kas? Vien su žemė aš gyventi nenoriu. Ir negaliu kamiliuoti. Tai niekas negyvena šventai. Man labai patiko Rolando Kazlo atskirimas valstybės ir tėvynės. Labai. Lietuva mano tėvynė. O valstybė, va ta konstrukcija virš jos, tai yra konstrukcija. Valstybė tai yra tai, ką statome mes, taip sakant, visi. Savo pasirinkimais, galvojimas, kad ten kažkas mane tai labiausiai juokina, kada tai ten Seimo nariai. Nu tai vienas barščių puodas, nu. Tai koks skirtumas, kur tu tą barščių samti padėsi, ar į Seimą, ar į vyriausybę, ar į kur. Nu tu rūkai kontrabandinės cigaretės, padarytų tave ministru, tai tu vogtume ES pinigus, nu. Ne, tai tu gal nerūkai, tu iš vis nerūkyk, aš tave to išprogramuosiu. Bet jeigu tu neturi galimybių, tai tu darai mažus piktnaudžiavimus. Tu turėtum galimybę, tu darytum piktnaudžiavimus didelius. Net tu negali būti truputį vagis, tu negali būti truputį neščias. Auga galimybės, auga tavo savybės, arba geros, arba blogos, viskas. Visi savanaudžiai, bet savanaudiškumo laipsnis yra kitas suvokimo skylutė kitokia pro gyvenimą, kada žiūri. Nes kuo didesnė tavo skylutė, tuo daugiau tu supranti, kad tokios fantastiškos laimės, kaip daugelio žmonių pagarba, ojojoj, kas tau duos? Kokie ledai, koksai Porsche ir kokia Maxima, kada visi sėdi ir keikia tave už akių. Mūsų tas dangus ir tie žiedai visi, niekad neužges širdį žvaigždė šviesi. Žodžiai tie mums skamba kaip malda, nemylėjo niekas taip niekada. Amžius būkime kartu, du laimingi žmonės aš ir tu. Aš nuvažiuoju, kažkoks jauni, ten šneku, užsimiršus, po to staiga galvo viešpatė Boba. Ką tu kalbi? Juk tik tai tu supranti, ką tu kalbi. Gal jiem iš viso vienodai rodo. Ir staiga kažkokios akys pasako, ačiū, man taip reikėjo šitą išgirsti. Pasakyk man, ką aš galiu nusipirkti, ką aš galiu gauti, ką aš galiu savo pasakyti, kad aš pasijuščiau tuo momentu tokia laiminga, kada užmiršus savimeilę, užmiršus norą atrodyti protingai, kaip ir dabar užsimiršau. Juk galvau, sėdėsiu ant kėdės ir rimtų veidų kalbėsiu. Bet kada aš dar galėčiau pasijausti laimingesnė, kada? Už tai vertinga gyvenime yra tik pastanga. Iš viso to, ką mes darome, nelieka nieko. Nu nieko, viskas, tu pastatei namą, tas namas sugriuvo, tu pastatei medį, galų galia šitą žemę subirės. Bet lieka pastanga, kuri tavo sielą stiprina, kuri stiprina tavo pasitikėjimą savim. Nes tu pažiūrėk, tu gali kitam pasakyti ir nepadaryti. Nu, šlikštu, po to ten nenori jo sutikti, ragelio nekeli. Bet jeigu tu savo pasakai, nerūkysiu nuo rytojaus, o rūkai, tu savo superinis šmikis, tu pakerti savo jėguotimi 10-eriopai daugiau, negu neišlaikydamas kitam duoto žodžio. Prieš kitą gėdą, o prieš save tu netenki 10-eriopai daugiau jėgų. Todėl geriau neduoti savo žodžio, kol tu nesi tikras 1000%, kad tu tą padarysi. Nes vien ketinimas tą padaryti tave stiprina. Bet jeigu tu padarai, tai tu ne tik padarai tą, kad tu ten meti rūkyti, arba tu, tarkim, dietos prasilaikai 3 dienas, tavo dvasinis raumuo, tavo valios raumuo užauga 100-eriopai. Sau išlaikytas žodis, jisai antiekta, tu tiesiog net nesitikit. Tai yra savęs ugdymas, tai yra dvasinio raumens ugdymas. Pastanga. Va kodėl tibetiečiai piečia mandalą. Nes visa tai, ką tu padarai rankom, kas tai yra regima, ir mes patys, viskas numirs, išnyks. Bet pastanga, jinai padaro tave, jinai padaro tikrąjį tave, kuris visada su tavim. Tu pasensi, iš tavęs birės mėlis, tu seksualiai būsi neįgalus, tavo vaikai tave paliks, tu neturėsi pinigų, tu gyvensi prie konteinerio. Tu save turėsi visada.